Sportas augina valstybę ar valstybė augina sportą? Šiandien vis dažniau kalbame apie sportą ne tik kaip apie fizinį aktyvumą ar aukštus pasiekimus. Sportas tampa sveikatos, bendruomeniškumo, šalies įvaizdžio ir net ekonominės gerovės dalimi. Ir aišku, kyla klausimas, kas iš tiesų augina stiprią sporto kultūrą? Ar valstybės dėmesys ir investicijos sukuria sąlygas sportui augti? O gal būtent aktyvi sportuojanti visuomenė stiprina valstybę iš vidaus? Apie tai šiandien ir diskutuos mūsų svečiai. Taigi noriu pakviesti sugrįžti čia pas mus Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentę Dainą Gudzinevičiūtę. Plojimai. Taip pat ministrės pirmininkės patarėjas Povilas Saulevičius. Plojimai jūsų pasitinkam. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir gydytojas kardiologas Pranas Šerpytis. O moderuos žmogus, kuris labai myli dailųjį čiuožimą ir tikrai yra nenutolęs nuo sporto, yra tekę netgi čempionatuose susitikti Italijoje. Portalo lrt.lt vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius. Ačiū Sauliau, patikslinu, myliu ne tik dailųjį čiuožimą, myliu praktiškai visas olimpinės šakas ir šiaip po sportui prijaučiu. Ir kaip ponia Daina pajokavo, tai Saulis daug ką padarė, man jų nebereikia net pristatinėti diskusijos dalyvių, kuriuos jūs ir taip puikiai pažįstat, lygiai taip pat nebereikia pristatyti temos. Tačiau mes šiandien tikrai pašnekėsim, o pradžioje noriu pasidžiaugti, kad man pačiam didžiulis įspūdis atsidurti šioje lengvosios atletikos šiame manieže. Pirmą kartą čia esu, prisipažinsiu, jis man vis dar kvepia dažais ir malonus jausmas jaučiuosi kaip turtingoje vakarų valstybė ir matyti vis tiek yra kryptis, juk ką eina mūsų valstybė. Nu, kaip iš tikrųjų mums sekas, šiandien ir pašnekėsim ir mūsų tema skamba sportas augina valstybę ar valstybė augina sportą. Tiksliau, ar žmogaus pasirinkimas sportuoti, judėti, ar vis dėlto valstybės ir savivaldos politikos rezultatai lemia tą darną, tą sportišką valstybę ir sveiką valstybę. Ir ponia Daina, noriu pradėti nuo jūsų. Jūs mačius pasaulio, mačiusi sporto ir gyvenimo, tiek savo sportiniai karjeroj, tiek veikdama tarptautiniam olimpiniam komitete. Ar yra kažkuri valstybė, kuri yra jums pavyzdys? Pavyzdys ta prasme, kad ir sportiniai rezultatai puikus, olimpinėse žaidynėse medaliai iškovojami, tačiau ir visa visuomenė juda, darna yra ir tiesiog nereikia nuolat priminti, kad sportas yra pagrindas. Ačiū, Mindaugai. Klausimas nėra paprastas, todėl kad rezultatai sportiniai, jie gali būti pasiekiami ir nežiūrint į valstybinį ir į bendrą naudą. O mes kaip tik norėtumėm, kad tai būtų nauda, kad sportas būtų ne tik medalis ir vėliava kartą per 4 metus per olimpinės žaidynės, nu gerai, vasaros, nu žiemos dar vieną kartą. O kad tai būtų bendras požiūris, nes šiuo metu tai ypatingai yra svarbu. Jeigu mūsų protėviai norėjo duonos ir žaidimai buvo pasilinksminimui, tai dabar mums tas sportas yra išgyvenimo būtinybė, nes mes vis toliau grimstame savo patogius fotelius, sofeles. Jeigu mano karta buvo neparviliojama iš kiemo, tai šita karta neišviliojama į kiemą. Ir į kažkokius išviliojama, bet reikia dirbti. Aš tą noriu pasakyti, kad išviliojama reikia dirbti. Ir, žinoma, telefonus atvint mobilius įsiterpsiu. Ir tas pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, tai yra Islandija. Tai turbūt visi girdėjote apie tą islandišką stebuklą. Aš jį trumpai pasakysiu, kad supratę, kad jaunimas ritasi niekur, link kompiuterinių žaidimų, alaus ir viso kito, islandai susiėmė ir juos ištraukė iš to būtent per fizinį aktyvumą ir per sportą. Ir kai girdžiu, sakant, kad padarykim kaip Islandijoje, aš sakau, padarykim kaip Lietuvoje. Tai galima padaryti, tik reikia požiūrio labai strateginio. Deja, mūsų valstybei, tai šiuo atveju ir parlamentui, nedrįstų sakyti apie vyriausybę, nes patarėjas sėdi šalia. Mes paklausim netrukus. Nes iš jo kol kas tikrai mes sulaukiam labai pagalbos ir patarimų, bet tai turi būti strateginis mąstymas. Mes neturim strategijos sporto. Mes net nežinom, kas mums svarbiau. Mes bandom atskirti fizinį aktyvumą nuo sportinio meistriškumo, o kur tas raudonas brūkšnys, mes taip ir nežinom, kur tas brūkšnys iš tikrųjų. Tai mano būtų tikrai pamąstymai, kad valstybės strateginis požiūris turėtų būti nuo judėjimų iki to ambasadoriaus. Tas ambasadorius vėliau duos pavyzdį, kad vėl atsirastų judėjimas ten, kur jų yra daugiau, kur yra daugiau smulkmės.
O banginis jau parodys tik tai pavyzdį, kur reikia siekti. Ir tas siekis, ta diplomatija, sportinė diplomatija, jos niekas negali atmesti, jinai yra. Ir mes dabar kaip visom jėgom priešinamės agresorių sugrįžimui į sportinės arenas, lygiai taip pat kažkada, pirmą kartą po konflikto Karabache armėnai atvyko į Baku į Europos žaidynės, lygiai taip pat Šiaurės Korėjos sportininkės pirmą kartą dalyvavo ir sirgaliai dalyvavo Pjongčango olimpinėse žaidynėse, tai sporto diplomatija veikia ir daugybė kartų mes matom, kad tokiu būdu užsimesga pirmieji arba jau pamesti ryšiai. Kitaip tariant, sportas suvienyje ir priverčia kalbėtis net kartais nesutaikomus priešus. Kitaip tariant, taip, ir tai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, visiškai neatsiejama, ir nors kažkam atrodo dažnai klausant, pavyzdžiui, debatų parlamente, tai kaip ir sporto nėra, jisai paminimas prie transportas ir eksportas. O per olimpinę žaidynę suvažiuoja valstybės vadovai ir žiūrėk, jau sėdi vienas šalia kito ir viskas kaip ir gerai. Ir mūsų valdžia taip pat džiaugiasi tais pasiekimais, kol jie nepraeina. Ir tada vėl nėra to būtent to strateginio mąstymo, kad padarykim taip, kad visi judėtumėm ir mums bus tik geriau. Mes sutaupysim ant vaistų, mes sutaupysim ant reabilitacijų, ant alkoholio prevencijos, ant narkotikų prevencijos, ant patyčių prevencijos, ant ko tik tai nori. Čia yra turbūt esminis žodis, esminės mintis, ką šiandien noriu diskutuoti. Ir galim kreiptis iškart į Povilą Saulevičių, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas. Ir štai ponia Gudzinevičiūtė sako, kad strateginio mąstymo trūksta ir dabar žiūrėjau premjerės prioritetus nusistatytus, ten irgi nematau sporto kaip visumos sporto nuo judėjimo iki pasiekimų olimpinių lygmenių. Taigi, kokie būtų vyriausybės tikslai per šią kadenciją, kokios ambicijos susibrėžtos šioje srityje? Taip, tai laba diena, gerbiama sporto bendruomenė, gerbiami svečiai, tikrai didelė garbė būti čia su jumis kartu. Ir gal pratęsiant gerbiamos mūsų Tautinio olimpinio komiteto prezidentės kalbą, reikėtų pabrėžti, kad sportas, fizinis aktyvumas yra valstybės gerovės pagrindas. Nuo to reikėtų pradėti. Atsakant į jūsų gerbiamas moderatorių klausimą dėl to, ar tai yra prioritetinės rytis vyriausybėje ar ne, aš jums galiu drąsiai pasakyti, kad taip. Vyriausybės veiksmų plane yra numatyta 8 priemonės konkrečiai skirtos sporto temai. Ir fizinis aktyvumas yra viena iš prioritetinių krypčių. Ir be jokios abejonės mes turim pasitvirtinę ir jau šiemet startuoja projektai skirti savivaldybių sporto infrastruktūros gerinimui. Numatyta 57 milijonai trimečiam plane, tačiau infrastruktūra tai nėra pagrindas, kur reikėtų kreipti visą dėmesį. Nes jeigu nebus žmonių, kurie tą infrastruktūrą naudotųsi, mes nepasieksim normalių rezultatų. Vėlgi, kalbant apie tas valstybės, ką jūs su Daina šnekėjote, kokios yra tie pavyzdžiai gerieji, irgi toli nereikėtų žiūrėti, tik per jūrą už kelių šimtų kilometrų turim Švediją, kurioje fizinis aktyvumas yra integruotas į kasdienį gyvenimą. Yra integruotas kartu su mokykla, su ugdymo procesu, yra integruotas į savivaldybių veiklą, yra integruotas į visą valstybės politiką. Tai aš manau, kad šita linkme turėtų judėti ir Lietuva. Ir mes turėtumėm, ir jau kalbam, bet turėtumėm plačiau kalbėti apie atsisakymą projektinio finansavimo fiziniam aktyvumui. Mes turėtume brėžti liniją ir nusimatyti strateginės kryptis ir ilgalaikį finansavimą ilgalaikiam strateginiam tikslam pasiekti. Kad tai nebūtų atsitiktinis finansavimas, kažkokia laimė, šįmet gauni, kitąmet negauni ir sustoji sportuoti. Taip, tai mes turim tikrai skaudžių pavyzdžių iš praeities, kuomet tas projektinis finansavimas net ir tokias šmaikščias, aišku, čia juokas pro ašaras, bet tokios, kai autobusų parkas laimi valstybės finansavimą fiziniam aktyvumui, tai kur mes nueisim? Jeigu mes skirstysim pinigus tokiem mažiem projektėliam,
atleiskit, bet tai nėra strategija, tai yra tik tai pinigų išleidimas. Mes turim galvoti plačiau, turim žvelgti plačiau ir ties tuo tiek vyriausybė, tiek ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija šiai dienai telkia pastangas ir norim pakeisti šią sistemą. Ir dėl to, dar pabaigsiu gerbiamą prezidentę, dėl to mes inicijuojam ir tiek sporto įstatymo, tiek ir sporto tarybos įstatymo pakeitimus. Sporto tarybos įstatymas šiuo metu yra Seime, praėjo pateikimo stadiją, dabar svarstymai turėtų tuo įvykti ir mes tikimės nuo kitų metų startuoti jau su kitokia finansavimo sistema, negu kad buvo iki šiol. Pone Daina, norėjau Ačiū, sureaguoti. kad jis šitą tikrai temą palėtė, visiškai su juo sutinku. Tik šiuo atveju jisai kaip valstybininkų atstovas vienas šiandien ant šitos scenos, jis kaip ir liko vienas atsakyti tokį retorinį klausimą, bet aš noriu mesti tą kamuoliuką ir atgal į žurnalistų pusę, nes žurnalistai irgi kartais nepabrėžia to, ką mes dažnai sakom ir ką mes visą laiką tvirtinam, kad turi būti požiūris visai kitoks, bendras požiūris. Čia ne vyriausybė šiuo atveju, tai požiūris Seime su kuo nepakalbė. Liktai tuo metu galva makalavo, bet taip pat pamiršo. Su ministru pakalbė, liktai pritarė, vėliau pamiršo. Turim dėkti tą mintį, kad per sportą galima padaryti labai daug. Ir aš sportą neturiu galvoj konkrečią sporto šaką arba konkrečią, arba taip kaip visi serga už krepšinio, kodėl taip pat negalėtų sirgti ir už kitas sporto šakas. Tai tada jie pamirštų, kad yra galbūt kito užsiėmimo. Ta, kad kiekvienam kieme, beveik kiekvienam kieme Lietuvoje kabo krepšinio žiedas, tai galima ir kitaip padaryti. Kitur yra futbolo vartai, kitur yra kitos sporto šakas. Na, futbolas tai turbūt čia jau pati populiariausia sporto šaka ir mažiausiai reikalaujanti galbūt investicijų. Kamuolys ir 2 akmenys, kaip kažkada būdavo mano vaikystėje. Supratau, galėsim šiandien tikiuosi rasti atsakymus, ką galim kiekvienas iš mūsų padaryti. Ir aš žiūriu į šitą šaunę salę, daug šviesių žmonių susijusių su sportu, dirbančių vardan sporto. Tikiuosi, kad ir vėliau jų prisijungsit ir jūs prie mūsų diskusijos, turėsit klausimų, iššūkių. O aš dabar žiūriu į Kauno rajono merą poną Valerijų Makūną. Kauno rajonas pristatomas kaip tas gerasis pavyzdys ir buvo apdovanota kaip įvertinta kaip sportiškiausia savivaldybė. Taigi jūs kaip meras, kaip savivaldos atstovas, kas veikia ir kas neveikia, kaip priartinti sportą prie žmonių ir kurie projektai pas jūs pasiteisino? Suprantama, kad kalbėti apie save yra nelengva, geriau, kai kiti kalba. Bet tikrai mes ne šiandien ir ne vakar savivaldybė ir komanda supratom, kad sporto salė, turiuomenį gerą šiuolaikišką stadionas, plaukimo baseinas, dviračių takai, nėra prabanga. Tai yra būtinybė. Ir žinoma, mes dėkingi vyriausybei, partneriam, kurie sudaro galimybę tą infrastruktūrą plėsti, judumą gerinti, sveikatą žmonių, bet savo biudžete stengiamės numatyti lėšas pastoves ir nuo biudžeto skiriame 3%. Na tai nesunku paskaičiuoti, 25 metų biudžetas buvo 273 milijonai, kiek skiriama sportui, neskaitant tų programų Europinių valstybės ir kitų verslo indėlių į sportą. Kodėl aš taip kalbu? Todėl, kad reikia kurti aplinkas. Sudaryti pirmiausiai tas sąlygas arčiau gyventojų, bendruomenių, o tai yra mokyklos, darželiai. Ir mūsų tikslas savivaldybės jau daugelį metų buvo orientuotas ne į didžiulės arenas, ne į didžiulius stadionus, bet į stadionus ir infrastruktūrą, kuri tenkintų pirmiausiai čia gyvenančius ir žinoma sudarytų sąlygas vaikam tobulėti ir augti. Ir noriu pasakyti, kad tik tai tada gali kalbėti, kada tu duodi pasiūlą apie įprotį. Įprotį skirti laiką kiekvienas savo arba su savo šeima, su draugais. Tam pasitarnavo labai, sakyčiau, toks sinerginis projektas su Visuomenės sveikatos biuru, kurį mes įkūrėm prieš 17 metų ir prezidentė paminėjo Islandiją. Man teko būti toj šaly, man teko matyti ir tą laiką, kada gatvėse buvo daug žalingų įpročių
ir jie sugalvojo tą modelį. Ir mes parsivežę irgi, aš noriu pasakyti, kad jau atlikom 3000 moksleivių tyrimus, apklausas ir rugsėjį gausim pirmasis išvadas. Tai ilgalaikis projektas, kuris orientuotas būtent į sveikų judumo programų ir žalingų įpročių prevenciją. Kitas projektas, kuris tikrai vyksta mokyklose, tas testavimas tam tikrų savybių yra pagirtinas ir geras, bet mes šiais metais bandysime rugsėjo mėnesį kartu su partneriais žengti dar toliau. Partnerystė su kvalifikuotais kineziterapeutais, sporto specialistais ir IT specialistais diegti naują projektą, apimdami 5000 rajono moksleivių, kad būtų ištirta jų laikysena, antsvoris ir fizinis pajėgumas. Tie duomenys būtų apskaitomi, analizuoti ir pateikti tėvams ir sudaryta programa, dirbtinio intelekto programa, kuri leistų vaikui tobulėti ir užsiiminėti pratimais. Mere, labai įdomus jūsų projektų, kuriuos pristatot, bet man toks klausimas kyla, o visuomenė ar tai išgirsta? Tėvai gali sužinoti, kad jų vaiko netaisyklinga laikysena, tačiau ir jie kažką dėl to padarys. Galų gale, ar visuomenė naudojasi dviračių takais, tomis aikštelėmis? Taip, aš noriu pasakyti, kad visuomenė šiandien kaip niekad. Aš stebiu Kauno rajoną, kadangi tai sparčiausiai auganti, jauniausia savivaldybė. Ir mes padarę šitos žingsnius matom ne tik tai nutiestus dviračių takus, bet mes matom srautų žmonių. Paminėsiu. Kaunas, Kačerginė, Zapyškis, jungtimi į Kulautuvą ir Kaunas vėl, 40 km trasa. Praeitais metais į Zapyškį nuvažiavo 110 000 dviratininkų. Tai važiuoja ne tik tai vaikai, važiuoja šeimos, važiuoja draugai ir visi pamato gražią gamtą, istoriją ir svarbiausiai bendrauja ir kartu įgyja tam tikros sveikatos. Dabar sakot, ar žino, jeigu mes darome tai arčiausiai žmonių, tai jie tada tikrai gali tą judėjimą gerinti, tą sveikatą tobulinti, kuri yra. Bet šiandien reikia pripažinti, kad mes turime problemų ir mes apie jas viduje savivaldybėje kalbame. Dažniausiai apie problemas kalba ir gydytojas kardiologas Pranas Šerpytis. Deja, norėčiau būti optimistas, tačiau daktarė, kada jūs tik pamatau, iškart prisimenu jūsų žodžius apie širdies ir kraujagyslių ligas, apie mirštamumą nuo šių ligų. Aišku, jau nebeminėsiu statistikos, kad Lietuvoje antsvorio turi kas antras žmogus ir taip pat yra gana daug nutukimo atvejų. Bet mano klausimas būtų toks, ką mes turim daryti jau dabar, kad po 10 metų čia nesėdėtume šitame forume ir jūsų vėl taip pat neklausinėtume, ką daryti ir kokie blogi rezultatai. Labai malonu, aš tikrai džiaugiuosi, kad tas forumas vyksta ir čia sėdintis visi yra tie ambasadoriai fizinio aktyvumo. Fizinio aktyvumo, kad didėtų tas fizinis aktyvumas ir gerėtų. Viskas prasideda nuo šeimos, nuo tos mažos ląstelės. Ir toliau, reiškia, į bendruomenės susijungimą. Tai, man atrodo, dabar ateina tas sezonas ir aš tikrai dėkoju prezidentė ir visiems organizatoriams, kuris tą forumą organizavo. O mes ir dar aš džiaugiuosi, kad šitas forumas vyksta prezidento Valdaus Adamkaus sporto tame komplekse. Nes žmogus, kuris dabar šiais metais, jam bus 100 metų, bet visada buvo ištikimas fiziniam aktyvumui ir ištikimas sportui. Tai matom atsakymą į ilgamžiškumą turbūt. Taip, ilgamžiškumo. Mes vien kalbėti apie fizinį aktyvumą, sportą, mes galime labai daug ir pasakyti apie žalingų įpročių mažinimą. Taip pat jaunimas, kas šiandien man labai patiko atidarimas. Ar tokia erdvė negalėtų kiekvienoje mokykloje būti, kad per pertrauką žmonės, vaikai, jie turi labai daug energijos, jiems reikia išlieti, kad jie galėtų persiversti ir įvairius fizinius pratimus daryti. Aš galvoju, kad fizinio aktyvumo pamokų yra per mažai.
per mažai ir jau mes nuo darželio, aš kalbu nuo šeimos, nuo darželio ir toliau į aukštoji mokykloje. Aukštoji mokykloje formuoja asmenybę. Asmenybę mes šiuo metu, mes kada matom savo studentus, aš matau jos matau, kad tas viršsvoris yra jau. Jau studentam yra, nors jie dar tokie jauni. Ir faktiškai mes turim, jeigu taip iš vaikų yra iki 10% turi jau nutukę, kai kūno masės indeksas daugiau kaip 30 yra. Tai jeigu mes norim formuoti asmenybę be žalingų, reiškia, įpročių, tai fizinis aktyvumas yra vienas iš svarbiausių faktorių. Ir širdies kraujagyslių ligų. Ir galima sakyti visom amžiaus grupėm. Jeigu mes norim sumažinti cholesterolį, sportiniai bateliai ir sportuokim, judėkim, pasirinkit įvairias formas. Europos kardiologų draugija 21 metais išleidusi rekomendacijos. Šitose rekomendacijose nerasit nei vieno kardiologinio susirgimo, kad būtų draudžiama į fizinė kultūra. Fizinė kultūra visada ten yra, tik aišku yra, reiškia, pasitarimas su gydytojais ir reikia, kad būtų stebėti. Jeigu šiandien mes ne vienas nesportavom, rytoj mes įstojam į, reiškia, bėgam maratoną. Tai nėra gerai, bet tai yra pasiruošimas. Dėl to turim įprotį ir ugdyti nuo vaikystės. Nuo vaikystės turi atsirasti tas įprotis. Kaip mes valome, jeigu žmogus nesivalo dantų, tai mes sakom, jis yra nekultūringas. Bet jeigu jis fiziškai visiškai neaktyvus ir nesportuoja, mes visiškai tą priimam. Tai ir daugiau kaip 40% Lietuvoje yra žmonių, kurie niekada nesportavo, nėra fiziškai aktyvūs. Tai mes turėtumėm, tas fizinis aktyvumo sąjūdis turėtų būti žymiai didesnis. Ir man kaip kardiologui tikrai norisi, kad daugiau įsijungtumėm į tą sąjūdį. Aš tikrai matau gerų postumių Lietuvoje. Aš matau, kaip dviračių takų Vilniuje, taip pat į Kaune, Palangoje, Druskininkuose, Anykščiuose ir daugelį kitų vietų savivaldybių atsiranda tie takai. Bet gali būti takai, bet mes turim ir matyti jos važiuojančius žmonės. Pasižiūrėkim, čia buvo paminėta Islandija, Švedija, bet pasižiūrėkit Daniją. Kiek sėdi ant dviračio Kopenhagoje. Nuvažiavam, mes pamatysim, kiek yra važiuojančių dviračių. Olandija yra dviračių kraštas. Mes labai keikiam, kad yra labai dideliai kamščiai Vilniuje, jau Kaune ir Klaipėdoje, didesniuose miestuose. Bet jeigu mes norim sumažinti tą taršą, tai mes turim, reiškia, tą daryti. Dabar dėl olimpinio judėjimo. Visiems žmonėms reikia tam tikrų ikonų. Ir, reiškia, olimpiečiai visada įkvepia judėjimui. Žiūrėkit, jeigu mes kalbam apie krepšinį. Modestas Paulauskas, Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis ir visa kiti tai įkvepia. Tikrai aš ne vien už krepšinį, bet ir už futbolą ir už visas kitas šakas, už slidinėjimą. Aš pats esu slidininkas ir kalnų slidininkas. Ir tai džiaugiuosi. Žiūrėkit, šokiai. Dabar dailusis čiuožimas. Šiandien jūs matysit Saulį ir iškia kalbės. Tai kiek prikaustė prieš ekrano. Dabar atsirandančių įvairiuose prekybos centruose, čiuožimų, reiškia, arenų. Paskatint žmonės. Tai kiekvienas, reikia pradėti šiandien, kiekvienas judesys yra į visuomenės ateitį. Ir kiekvienas investuotas į infrastruktūrą, kiekvienas investuotas, reiškia, euras atsiperka. Jis 3 kartus atsipirks, reiškia, investuotas euras. Taip, aš galiu pasakyti, kad jeigu gydant miokardo infarktą, kadangi aš dirbu su miokardo infarktais savo gyvenimą daug atidaviau, tai vieno atvejo gydymas
ligoniniai yra 15 000 eurų. Insulto gydymas kainuoja iki 30 000, reabilitacija ir taip toliau. Ir žmogus yra nedarbingas. Ir jos, ta asmenybė, jeigu norim išvengti ir patį, reiškia, pačioj pradžioj arterinę hipertenziją gydyti. Tai fizinis aktyvumas, jeigu jis yra pakankamas, mes sumažinsim atsvarį, mes turėsim geresnius rezultatus. Ačiū daktarė, jūsų mintis ir iš tikro niekas nesiginčys, kad teisingos mintis. Ta pasaulio ekspertai sako, tai jūs sako, tačiau to proveržio neįvyksta fizinio aktyvumo ir buvo paminėtos ir kūno kultūros pamokos, sakot, per mažai, tačiau kaip kalbuosiu su moksleiviais, kaip prisimenu save, baigiau mokyklą prieš 20 metų, tai kūno kultūros pamokos kažkodėl buvo vienos nepopuliariausių ir nemėgstamiausių. Galbūt bus pedagogų, kurie pasidalins savo patirtim, žino tą metodą, kaip prikviesti, tačiau aš kviečiu tiesiog pasisakyti, kas norit, kas galit, nuo kokių žingsnių turim šiandien pradėti, kad situacija keistusi. Kas galėtų būti ta tokie maži žingsneliai, mes nepakeisim, mes netapsim Danija, netapsim Islandija iš karto. Viskas pirmiausia keičiasi nuo požiūrio ir šiuo atveju ir nuo visuomenės požiūrio ir žinoma, turbūt nuo parlamento požiūrio, kad derėtų keisti ne vieną įstatymą, paminėjo Povilas, ir visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų didesnį įsitraukimą, nes sportą daro, kabutėse, bet mes taip sakom, pagrindė daro nevyriausybinės organizacijos. Apie tai, kaip gerbiamas profesorius paminėjo maratoną ir pinigus, tai aš pat irgi noriu pasakyti, kad maratonas labai gerai ir gražu, bet ar visiems reikia bėgti maratoną? Nacionalinis stadionas labai gražu, kiek jisai kainuoja, man priminkit, kainuos jau 260 milijonų. Žinot, kad tiek kartų brango. O kiek kainavo ta aikštelė, Edgarai, kur atidaryta buvo Riešėje? 100 000. Nu gerai, čia davė Tarptautinė federacija. Nu, kas moka paskaičiuoti, paskaičiuokim. 260 milijonų, jeigu po 100 000 išdalinti aikštelėm, kiek gaunasi aikštelių, mes ir turim rezultatą. Tai nuo požiūrio labai daug kas priklauso. Ir net ir mes, aš sakau, Tautinis olimpinis komitetas, bet mes esame asociacija, viena didžiausia turbūt Lietuvoje, vienėjom visas federacijas ir mes sakom, duokit mums galimybę, mes padarysim beveik panašiai kaip Islandijoje. Bet mes tos galimybės negaunam, sako, trūksta pinigų vaistams ir trūksta pinigų gydymams ir trūksta pinigų gynybai, bet jeigu mes toliau smagiai storėsim, tai nebebus kas ir ginasi. Nu, toks uždaras ratas. Tai požiūris, pirmiausia požiūris ir kalbėti, sakyti ir bandyti jį keisti. Pone Saulevičiau, iš tikro, kaip ginsimės, jeigu būsim nutukę, ar bent jau viršsvorio turėsim ir iš tiesų Europa ruošiasi galimam karui, tikėkime, kad jo nebus, bet ruoštis reikia ir ne veltui tiek ir pasiruošimo rengiam, ar tiek į gynybą investuojam, tačiau ar bus ginti ir ką tiesiog vyriausybė ketina daryti, kad visi dažniau pakiltume nuo patogių fotelių, kaip pačioje pradžioje sakė ponia Daina, ir išeitume ir pajudėtume. Tai turbūt sportas ir fizinis aktyvumas turi tapti populiarus. Tai yra nuo lopšelio, nuo darželio vaikai turi jau skiepyti savo, kad jiem reikia judėti, kad jie nori tą daryti, kad jie galų gale vėliau taptų profesionaliais sportininkais, užsikrėsdami geraisiais pavyzdžiais, apie ką kalbėjo gerbiamas profesorius. Tai pratęsiant mintį, tai ką Daina sakė, tai mes turime leisti tiek vietos valdžioje daugiau dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, nes jie geriau žino, kaip jie turėtų tvarkytis, jie geriau žino savo stipriasias ir silpnasias vietas. Lygiai taip pat turim daugiau dėmesio telkti nevyriausybinėm organizacijom. Šitoj vietoj, aišku, nepagalvokit, kad aš čia pataikauju, tačiau aš matau neišnaudotą Lietuvos tautinį olimpinį komitetą ir jisai galėtų būti tas vienas faktorius, kuris pradėtų judėti, pradėtų važinėti po Lietuvą, pradėtų nuo darželio, nuo darželinukų vaikų skatinti fizinio aktyvumo programas. Bet vėlgi, kaip kalbėjau pirmam savo pasisakymą, tam mes turime pakeisti fizinio aktyvumo finansavimo sistemą. Tai yra pereiti nuo projektinio finansavimo iki strateginio ilgalaikio finansavimo. Kas liečia vėlgi ugdymo procesą. Aš pats prisimenu, kai aš buvau jaunas, mokiausi mokykloje, man ir mano klasiokam reikėdavo per pertrauką, mes norėdavom eit žaisti krepšinį, eit žaisti futbolą.
mes buvom užsikrėtę sportu, dabar to nėra, dėja. Vėlgi mes turim keisti ir pedagogų požiūrį. Ir šeimų požiūrį, nes šeimoje gimsta viskas. Kai aš labai dažnai girdžiu, kai sako, kūno kultūros pamoka tai yra visiškai nesvarbi pamoka. Na, Ir tėveliai labai dažnai taip sako. ir tėvai taip sako, galima susiveikti atleidimą vaikui nuo kūno kultūros pamokų, vis tiek kam jam čia to reikia, geriau matematiką mokytųsi. Taip, matematika yra labai svarbu, lietuvių kalba labai svarbu, istorija, bet kūno kultūra yra pagrindas mūsų Lietuvos ateities, nes kuo bus sveikesnė visuomenė, tuo mes galėsim daugiau skirti pinigų keliams ir visoms kitoms kasdieninėms reikmėms. Noriu tokį labai trumpą pavyzdį apie tai, kas vyksta ir pedagoginiai sistemoje, tai yra švietimo sistemoje mokyklose. Lygiai taip pat yra ir pedagogų požiūris į savo kolegas kūno kultūros mokytus, netoks kaip nėra jie vienoj eilėje sustatyti, kažkas yra aukščiau, kažkas žemiau. Ir mano vaikas žaidžia futbolą ir tam, kad jisai turėtų geresnius rezultatus, jisai lanko rytinės treniruotės, tai yra anksti keliasi, važiuoja į stadioną ir jam tenka praleisti pirmą pamoką. Tam, kad tą pamoką mes galėtumėm susiderinti tą pamokos praleidimą su mokykla, mums reikėjo nueiti vargo kelius. Nes mokyklos vadovybė turi savo taisyklės ir sako, kad ne, vaikas dėl treniruočių vienos pamokos praleisti negali. Beje, ta pamoka yra kūno kultūros pamoka. Kūno kultūros mokytojas mano vaikui sako, kad kol tu negausi 4 pažymių, jis dabar turi 3, jeigu tu jų nesusirinksi, tu liksi taip vadinamom pataisom kartoti kurso vasarą. Oho, manių parūpo, kurioje iš čia mokykloje mokotės. Nesvarbu, kurioje mokykloje, aš kalbu apie tai, koks yra požiūris ir kad jisai turėtų keistis. Nes jeigu vaikas nori sportuoti, mes jam negalim uždaryti durų. Ačiū už tą asmenį pavyzdį. Dar ponas meras nori sureaguoti. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai labai gera girdėti, kai kalbam, kad nuo iki mokyklinio ugdymo prasideda sveika gyvensena ir visi kiti dalykai, kurie reikalingi gyvenime. Tai mes jau gerokai anksčiau pradėjome veidinėti fizinio lavinimo mokytojus pareigybę į darželius. Ir pamatėm, kad tai yra tikrai tas kelias ir mūsų tikslas įvesti ir visuose kituose. Kita vertus, labai populiari šiandien darželiuose ugdymo forma lauko darželiai. Tiesiog konkurencija didžiulė, reikalauja aišku išteklių ir vėl čia galim dejuoti, bet jinai duoda labai gerą rezultatą. Lankomumas, sergamumas sumažėja. Dar vienas pavyzdys, kalbant apie mokyklas, aš norėčiau labai padėkoti Kauno rajono mokytojams, fizinio lavinimo mokytojams. 60 dirba aukščiausią kvalifikaciją turinčių ir darančių tą kasdienį darbą. Ir mūsų pareiga, matant juos, matant mokyklą, matant vaikus, sukurti tas erdves. Tai aš noriu pasakyti, kad mes šiandien turim 32 futbolo stadionus pastatę per pastarosius metus, 26 sporto sales, 84 daugiafunkcius centrus ir daug kitų dalykų, apart baseino. Dar noriu vieną tokią detalę pastebėti, kaip galėtume aktyvinti ir tėvų nuomonę keisti ir pačią mokyklą eiti tuo keliu, kad kurti sportinės klases. Mes 90 metais esame jau įkūrę ir vėl atnaujinam sportinių klasių buvimą Garliavoje, Adomo Mitkaus ir Garliavos Jonučių progimnazijoje. Teigiami rezultatai. Dirbame su Sveikatos mokslo universitetu, su sporto universitetu, kada žiūrima vaikų visi rodikliai, ir jie pateikiami ir mokyklai, ir bendruomeniai. Lankomumas pagerėjo, sergamumas sumažėjo ir ugdymo rezultatai nesikeičia. Taip traktuoja mokslas ir mokyklos vadovai. Ir dar noriu vieną dalyką pasakyti. Labai svarbu vaikų mokymas plaukti. Antrų klasių moksleiviai mūsų rajone, aš manau ir Lietuvoje yra per 50% savivaldybių, kurios moko. Bet reikėtų savivaldai suprasti, kad reikia daugiau prisidėti. Tai 1100 vaikų, 99% per 32 valandas išmoksta plaukti. Jie išmoksta saugiai gyventi visą gyvenimą. Ir čia tikrai reikia padėti, reikia
pavežti, mokėti už kelionės išlaidas ir plėsti baseinus, ką aš ir pabrėžiau, kad tai ne prabanga, tai kasdienybė, ką mes ir darysim. Ačiū, ponia merė. Aš toj suteiksiu galimybę paklausti publikai arba sureaguoti, pasakyti mintis, paprašysiu, kad vėliau pakeltumėt rankas netrukus ir mikrofoną, kad kolegos paduotų. O aš dar noriu vieną vietą paliesti. Tyrimas nesenas parodė, mane jis netgi sukrėtė, kad 70% vaikų Lietuvoje iki 13 metų meta sporto užsiėmimus dėl spaudimo, kritikos ir baimės suklysti. Tai aš nežinau, kas galėsit atsakyti, ką tai parodo. Ar nėra taip, kad mes tos vaikus prisiviliojam ir vėliau juos nesugebam jų išsaugoti, netgi atbaidom? Pone Daina, jūs turbūt... Atsakymą į šitą klausimą tikrai neturiu, bet mano kartos turbūt išbandė ne vieną sporto šaką. Ir sporto šakų pasirinkimas, kuo jisai bus didesnis, tai tuo daugiau bus galima išsirinkti tai, kas tau tinka, kur tau tiks. Ir, atsiprašau žodį, chebrytė, kur tau patiks ir treneris, kur tau patiks ir tai, ką tu darai. Bet aišku, čia psichologinės problemos ir spaudimas, nežinau, mes turbūt visi tą patyrėm ir tas noras suklysti, gal kaip tik dabar idealizuojam tą fizinio lavinimo, nustojo rašyti pažymius ir nustojo daryti parametrus, gal tai sumažina norą pasistengti trupučiuką, o ne tik galvoti, kad man viskas savaime turi pavykti. Čia turbūt priklauso ir nuo trenerio profesionalumo, kvalifikacijos, bet aš noriu pasakyti, kad mes tikrai turim garliavą ir turim rankinio tą sporto šaką, kuri motininė, kaip sakau. Ir kai atėjo krepšinis, kai atėjo futbolas, buvo panika pradžioje, kad vaikai bus perviliojami. Vaikai turi teisę rinktis, tėvai turi teisę irgi turėti tokią galimybę ir jis atras save, o galiausiai lai juda. Tuoj leisiu pasisakyti, o per tą laiką tikiuosi gal ranka pakils ir mikrofonas nukeliaus iki jūsų. Ir dar galiu pasakyti, kad visgi tie sportuojantys, mes turim tokią į Vilniuje tokią programą Tuk-tuk širdelę, reiškia, Lietuvos intensyvios kardiologijos asociacija kartu su Vilniaus savivaldybė, mes mokyklose darom Tuk-tuk širdelę ir važiuojam. Ir matom, ten ir anketuojam, ir tai sakom, kiek fizinis aktyvumas yra labai svarbus. Bet mes matom, tie, kurie yra aktyvūs, jie ir mokslo rezultatai geresni būna. Ir tai yra ir švedų mokslininkų įrodyta, ir daug publikacijų, tie, kurie aktyvesni, fiziškai jie geriau ir geresni ir mokslo rezultatai. Tai, o pasirinkimas įvairių sporto šakų, kuo daugiau bus pasirinkimo, to bus priimtinesnė. Ir kartais, nenori, reiškia, tose pamokose, aš pats iš savo vaikystės prisimenu. Ne kiekvieną aš norėjau, reiškia, kad sporto šaką, nors buvo irgi tam tikros įvykdyti reikėjo. Mes irgi studentai, jeigu aš 200 būčiau nepraplaukęs, būčiau nebaigęs universiteto. Ot laikai buvo. Pone Sulevičių. Geri laikai buvo. Aš pratęsiant gerbiamo Valerijaus mintį apie trenerius. Ir vėlgi, kadangi aš esu valdžios atstovas, tai ką vyriausybė daro dėl to ir be jokios abejonės turi įtakos ir treneriai dėl jūsų tų paskelbtų 70% metančių jaunuolių sportuoti, nes į trenerius mes jau daugelį metų neinvestuojam. Kai pedagogų atlyginimai augo, trenerių atlyginimai liko toj pačioj vietoj ir tai priklausė tik tai nuo vietos valdžios galimybių ir malonės, grubiai taip išsireiškiant. Ir mes kaip vyriausybė per savo šią kadenciją iki 29 metų įsipareigojom trenerių atlyginimus pakelti 30% ir jau šiemet trenerių atlyginimai didėja daugiau negu 8%. Tai tas dėmesys nukreipiamas į trenerius yra tikrai viena esminių detalių. Lygiai taip pat kalbant apie sporto klases ir sporto mokyklas, tai vėlgi švietimo mokslo ir sporto ministrė
patvirtino tvarką, kuria legalizavo jau esamų sportinių klasių veiklą ir atrišo rankas jas teikti ugdymo įstaigos. Ačiū. Sveiki, aš klausimą turėčiau. Norėčiau klausimą užduoti gerbiamam gydytojui Pranui Šerpyčiui. Sakykit, kiek kartų per savaitę reikia sušlapinti prakaitų savo marškinėlius ir iki kiek reikėtų užkelti pulsą, kad širdis ilgai gyventų? Ačiū, labai konkretus klausimas. Labai geras klausimas. Taip, jeigu mūsų pulsas, reiškia, nepakyla daugiau kaip 100, tai faktiškai mes, reiškia, nesportuojam daugiau kaip 15 minučių tos fizinės kultūros, tai faktiškai mes nedeginam savo papildomų tų kalorijų. Tai mes turim adekvačiai ir ko daugiau. Taip yra sakoma, kad mes turėtumėm 300 minučių per savaitę turėti fizinio aktyvumo. Ir tai, reiškia, yra rekomendacijos. Bet jeigu mes galim tai skirti kiekvieną dieną į fizinio aktyvumui, tai būtų pats idealiausias dalykas. Aš minėjau apie, reiškia, savo kaip dantų valymą. Tai tas fizinis aktyvumas turi būti, reiškia, kaip normatyvas. Mes turim, reiškia, fizinė kultūra mūsų būti kasdieninė. Ir ko mes turėsim, reiškia, daugiau ir ilgesnę ekspoziciją, to bus mūsų širdies kraujagyslių sistemai ir visam, reiškia, visiems kitiem gerai. Ir taip pat aš norėčiau dar čia geras buvo, reiškia, klausimas, mes kaip žiūrim moksleivius, žiūrėkit, reiškia, laikysenos. Tai fizinis aktyvumas, įvairūs pratimai, reiškia, aš dabar tikrai džiaugiuosi, kad yra trenerių, kurie dirba, reiškia, gali ištaisyti tą laikyseną. Tai yra didelis dalykas irgi pasitart, irgi su specialistais, kurie yra, reiškia, fizinės kultūros specialistai. Sveiki visi. Atstovauju VGTU inžinerijos licėjų. Klausydama pavyzdžius negaliu nepasidžiaugti, kad antrus metus norime padėkoti Šiuolaikinės penkiakovės federacijai, kuri atnešė nuostabų projektą. Beje, praeitą penktadienį mes dalyvavome finalinėse varžybose ir tikrai sutikome daug įžymių žmonių, kurie ir toliau sakė, kad plėsis tas projektas. Ir tikrai mes pajutom didžiulę naudą. Fizinio ugdymo pamokos pasidarė įdomesnės. Mes gavome 3 lazerinius šautuvus, 3 taikiklius ir sugebėjome protestuoti iki 600 mokinių. Kam nesisekė, buvo gal nedrąsu, bet vis tiek patyliukais norėjo visi būti pataikančiais. Tai iš tikrųjų per fizinio ugdymo pamokas pas mus nėra jokių problemų. Pas mus nėra lankymo problemų, todėl kad 4 praleistos pamokos, nesvarbu ar matematika, ar lietuvių, ar fizinis ugdymas, jau yra blogai. Aš pati esu klasės vadovė 10 klasės ir geriausiai susibūrė mano auklėtiniai, ypatingai vaikinai, žaisdami futbolą. Taip, kad mes turime labai gerų pavyzdžių, tik reikia noro ir galimybių tikrai yra daug. Ačiū už įkvepiantį pavyzdį. Dar matau ranką dabar jau tolimesnėme kampe. Ačiū. Tai aš Dainis Šimkaitis, Kauno Gajos sporto mokykla, tai ko gero kalbėsiu šiek tiek daugiau apie iš sporto mokyklų pusės, kad truputį į kontekstą įtraukt, tai vienijam 15 sporto šakų, jos yra nišinės, ugdome virš 1500 mokinių. Na ir iš tikrųjų susiduriam iš trenerių pusės su ta problema, kad fizinio vaikų įsitraukimas į sportą mažėja. Ir kaip jūs sakėte, tas atkritis didėja, vaikai išeina iš būrelių ir sėdam su kolegom, šnekam, hebra, kas yra, kaip yra, kad tie vaikai išeina. Ir ta diskusija sukas aplink tai, kad iš tikrųjų galbūt net iš tėvų pusės mes siekiam ugdyti vienaragius. Ateina tėvai, vaikas yra pats šauniausias, mes turim 6-7 būrelius, pirmadienį man yra tinklinis, antradienį robotika, trečiadienį šaudimas ir taip sukas. Vaikas yra perkrautas ir dėl to mes užsisukam į tai, kad siekti meistriškumo yra žiauriai sunku. Nes vėlgi sportas reikalauja nuoseklumo, reikalauja atsidavimo, reikalauja disciplinos.
Ir gerieji pavyzdžiai, su kuriais susidurėm, vėl kalbant su treneriais, yra tie, kur tėvai sugeba pasibelsti tėvus širdis, kur sugeba suburti bendruomenę, gerai išmasažuoti tėvus ir sakyti, žiūrėkit, bičiuliai, vaikui reikia sportuoti, jis turi lankyti bent jau 4 kartus per savaitę treniruotės, burkim aplink bendruomenę ir nuo to, per 2, 3, 4 metus mes matom šį rezultatą, kurios sporto šakos sėkmingai performina. Tai ką noriu dar kartą pabrėžti, kad yra žiauriai svarbu bendravimas su tėvais trenerių. Ačiū Jums ir paskutinė mintis, jeigu dar yra ranka salėje. Nematau, tai aš tiesiog noriu jau artėti prie pabaigos ir Jums po labai trumpą klausimą. Pasakykit po mažą pokytį, kuris turėtų didelę įtaką, kitaip tariant, ką galėtų parsivežti čia esantis pedagogai, treneriai, ką mes turim keisti kasdienybėje, gal kažkokį paprastą patarimą, bet kuris duotų labai daug naudos. Priklauso nuo kiekvieno mūsų. Būkim kiekvienas ambasadorius. Ir kad mūsų dienotvarkiai būtų fizinis aktyvumas, judėjimas, savo sveikatos labui. Ir mes judėdami ir būdami fiziškai aktyvus, mes turėsime geresnę visuomenę, sveikesnę, mažiau toksišką visuomenę, mažiau bus pykčio ir mes eisim į tokią geresnę, besivystančią visuomenę. Lietuva yra nedidelė, bet tikrai labai graži, palyginus švari, kaip aš galvodavau, kad Vokietija tik yra labai švari. Tai dabar mes esam žymiai gražiau atrodantis. Tai būkim fiziškai aktyvūs, norėkim tą padaryti ir mūsų sveikata bus geresnė. O sveika visuomenė kuria geresnė valstybė. Ačiū, ponia Makūnai. Aš tai grįžčiau prie to, kad turim kurti tas aplinkas, infrastruktūrą vieną ir tą galima daryti pritraukiant verslą. Atkreipčiau dėmesį į privačios partnerystės projektus, mes įgyvendinom ir Kačerginė, Zapyškis pasistatė šiuolaikinės 2 sporto sales, atrenovavo mokyklas ir atsirado iš pagrindų prisikėlęs Mastaičių baseinas, Mastaičių vaikų darželis ir mokykla. Tai iš tikro ta priemonė, kuri leidžia neverkšlenti, bet kurti ir įtraukti bendruomenę būtent į šitas erdves. Kita, ką aš gal norėčiau pasakyti, tai visuomenės sveikatos biurus įveiklinti, nes mūsų atveju yra iš tikro labai profesionaliai, kūrybiškai dirbanti įstaiga, įtraukianti jaunimą, vaikus ir senjorus, 3 amžiaus universitetą ir bendruomenės. Vienas pavyzdys. 1700 treniruočių ir 23 000 užsiimančių. Pone Daina, koks gali būti mažas pokytis, bet turėti didelę reikšmę? Ką parsivežti publikai? Sutinku su visom išsakytom mintim, iš tikrųjų, bet ką mes darom, ypač jeigu mes tai darom su entuziazmu ir žinodami, kad darom, yra labai svarbu sveikatinimas, yra labai svarbu tai, ką sako meras, infrastruktūra ir bus svarbu tai, ką pasakys Povilas. Darykim visi be pykčio, palaikykime vieni kitus ir bandykime keisti mūsų valdžios požiūrį, kad sportas tai nėra kažkoks tai palaikymas sportuojančių, tai yra didžiulė investicija. Ir į tą reikia žiūrėti kaip strategiškai būtiną dalyką, ypač besikeičiant mūsų laikams. Ačiū. Labai trumpai, sportas turi tapti visų politikų klausimų, kuris pas juos yra darbotvarkėje. Pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu matome, kad kažkas vyksta negerai, išdrįskime padaryti pokyčius, kurių labai reikia. Ir trečias dalykas, nesipykim, nesibarkim, susivienykim vardan tos Lietuvos. Ačiū gerbėmieji, ačiū užsakytas mintis. Manau, mes ir atsakėm klausimą, kad ir sportas augina valstybę, bet ir pati valstybė turėtų auginti sportą kartu su savivalda, kartu su vyriausybė ir kitomis valdžios šakomis. Ir ačiū publikai, kurie klausės, ačiū už įkvepiančius pavyzdžius, kurių išgirdom ne vieną, ir gražaus forumo tolesnio. Dėkui Jums.